Nu ką, naujas video ir šiandieną mokinausi žvejoti su musilinė meškerė. Tai buvo man pirmas kartas, tai teko viską išmokti pačiam, bet kaip be būtų keista, iš tikrųjų net pavyko pagauti žuvies. Su kažkur miške. Čia gražus tas ruožas. Neįsivaizduoju, kas čia kimba. Neįsivaizduoju realiai nei kaip mėtyt, nei ką. Net video nežiūrėjau, kaip žvejot. Tiesiog darau ir tikiuosi kažką įkabinti. Op. Pakalbėjau įkabinti, va. Turiu jau kelmą. Sarvėtai didelė čia. Reikia turbūt mažesnė. Čia turbūt nieko nepagaučiau. Net per fuksą. Nu, tie, kas su musilinė gaudo, tai geriau nežiūrėti šitą video. Turbūt reiktų pradėti nuo didesnės upės biškį. Nes čia biškį ribota vieta užmetimui. Ne, čia seklų žiauriai. Reikia varyti turbūt kur giliau. Čia žiauriai sėklų. Kažkaip abejoju, kad čia mailių matau kažkokį, čia plaukia, bet... O, čia dobė. Gal ir net tokį ir dobė čia. Upėtakių čia nėra gaila, bet... Tai būtų įdomu čia. Kaip čia reikia žvejot. Kas čia per žvejybos būdas. Musė mano pilna žolės. O! Blemba. Gerai, supratau vieną dalyką. Ne, čia gilio yra. Nedaug, bet yra. Supratau vieną dalyką, kaip užmest toliau. Dabar šitas aišku. Va, pats išmoksiu. Be YouTube'ų jokių. Oba, aš dar čia nenusikirpęs valo papildomo. Vėžys negyvas. Žiūrėkit. Va. O. Su raudonais tais. O gal ir gyvas. Nu ką, esu prie kito ruožo. Užsidėsiu akinius. Žiūriu upę. Gylio visiškai nėra, bet geriau matysiu. Tik tai nežinau, kaip čia reikės užmest, nes čia medžiai virš galvos. O aš ir apskritai mėtyti nemoku, dar čia su medžiais esam. O, kiek žuvyčių matau. Šapaliuką matau. Išsibaidę. Daug žuvies, žiauriai. Oho, pala, čia sala atsirado. Čia tiesiog sala atsirado. Jau medyje. Matau daug šapaliukų. Tokie žiauriai tyliai. Jie ant sraigės tiesiai stovi. Ir pats įstosiu, kad iš šoną galėčiau mest. O, matau didelį šapalą. O, bandė stert. O, turėjau. Audę bando imti. Nepaima. Bet čia taip mėtinamas į medžius. Greit jų nebus. Savo žolė už mane aukštesnė. Gerai. Čia va bandysiu. Jeigu ir buvo, jau neliko. Matau, jie bando praryt, bet jie nepaima tą mano masalą. Aš nežinau, kad dydžio čia žuvis turi būti, kad paimtų tada.
O, didelis šapalas seka. O, geras. Buvo nemažas šapalas. Op. Bliam. Purslai nuėjo, galvau paėmė. Arba reik bandyti didesnę musę. Įsivaizduoju. Ai, pabandom gal kokią kitą muselę. Nes šitokia jau, nežinau, šiaip kartu su komplektu atėjo tai. Gerai, galvoju kažką pabandyti didesnio. Turiu tokią dėžutę. Su musėm aš galvau šitą bandyti, nes atrodė tokia kaip bitė biški. Bet čia tokios turbūt nelabai šapalai. Gal kokį va, tokį bandyti. Vomžirį gal kokį primins. Arba iš čia didesnių turiu. Realiai net neįsivaizduoju, nes čia non-stopų nuo paviršiaus valgo. Tai aš galvoju, kažką tokio reikia ir bandyti, va, didesnį dedam. Išmokau tą vadinamą clinch knot, mazgą. Žuvies tai čia pilna, bet čia realiai pagrindinė aukšlės matau. Ten šapalų pačioj pradžioj daug mačiau, čia irgi dabar aukšlių priplaukė. Ten va tas vienas bandė čiupt, neblogas. Mačiau labai didelis šapalas, tai susivirtė. Ir man rodos atplaukė baidarystė. Visą vietą mane sugadins. O. Gerai, kaip užmės supratau. Jeigu kiptų, realiai neįsivaizduoju kaip pamatyti. Nes šitas kesta. O, matau valgo priekį kažkas. Įkabinau. Atkabinau. Nežinau. Kaip baidaristai čia buvo. Bangling iš viso. Taip užtisa yra dvi vietos, pro kurias gali praeiti. Ne, reikėjo pro abi. Vienas pro tą, kitas pro kitą praėjo. Reikia didesnių žiūrų muselių nusipirkti. Jos viskas super, tik tai kad jos šapalui per mažas čia upėtakė. Garantuoju. Reikėtų atsargiai. O, matau šapalą. Man čia medis truks užmėsti, trukdys. Bet aš ten vis tiek neužmėsiu žolės. Bet matau vieną. Vienas buvo atsekęs šiandien nemažas. Aukšlės raudės visokios atseka. Bet taip, kad kažkas pajausčiau, tai dar nebuvo. Op, turiu šapalą. Ar ką čia? Gerai, reiktų vyniot surytę, bet nežinau. Ešerys ant musės. Realiai. Taip dar būna. Da geras ešerys. Tipo, čia normalu. Ešerį musės pagaut. Gerai. Pirma žuvis. Reikia nusifotkint, nes atsiminimas bus. O, tokios musytės. Ešerys. Nu, aš nežinau, nesitikėjau biškį realiai. Pasakius. Reikia daugiau valo. Okei, žuvį pagavau. Reikia kokių karkvabalių pasimti. Bet kibimo nieko nemačiau. Kirstelėjau ir žiūriu, žuvis yra. Labiausiai užnisa tai šitas valas, kai jisai pats praeina pro tos žiedelius. Tada tu lengvai jo neišmeti, turi su rankom išsitraukti, vos negaunas. Aišku, bet aš va, mano problema, ką aš matau, labai akivaizdžiai net pats, kad aš vis suvalu per vandenį duodu ir tada tą žuvį pabaidau. Truputį užkandau, užsidėjau musę, kuri neskęsta. Ir ką tik stvėrė. O, vėl bandė svert. Šapalas. O mano musė. Turiu. Pakirtau kažkokią žuvį. Oba, šapaliukas. Geras. Pirmas šapaliukas muselinė. Užmečiau per pusę upės. Nu, per visą upę skaitykim.
Bam, žiūriu nuo paviršiaus. Geras. Pagavau pirmą šapaliuką. Turiu nusipirkęs tuos vadinamus floatant plūt šitoj musėj, kad galima būtų ilgiau nei ant paviršiaus laikytus, bet taip ir dar neatėjo. Davau vietai pailsėti ir va, atėjo kažkas. Gerai, išmokau toliau mėtyt, nes taip pats pirmi mėtimai tai buvo metras nuo kojų. Dabar jau galiu per visą upę užšveisti. Supratau, kaip reik mėtyt. Aišku, dar oho, kiek man mokintis, bet kai jau užmes gali ir jau dvi žuvis pagauni, tai jausmas kitas jau. Jau tikiu savo neegzistuojančiais įgūdžiais, kad galiu kažką įkabinti. Gerai, bandom kitur tada. Na, ne į medį norėjau, bet pataikiau į medį. Uik tu sau. Reikia ten toliau bandyti. Kažkas didelio išsivertė. Nu ką, nusprendžiau grįžti vėl į tą pačią vietą pabandyti ir aišku, sulaukiau vėl baidaristų tų pačių. Nu ką, susinervinau vienu žodžiu ir šitaip baigiau žvejybą. Tai neišvyno ir iki.